Sveiki, čia Edvardas ir mes esame Belgijoje, Antverpene ir žinoma pačioje Antverpeno širdyje. Ką mes norim parodyti? Pradžiai gal parodykim vieną iš biedniausių prieplaukų Antverpene. Biednas, iš vis tokio žodžio nėra turbūt, turtingas, neturtingų. Nesakyk, ką filmuoji. Neturtingiausia prieplauka Antverpene. Pasižiūrėkit, kokios baržos ir jachtos. Tikros griuvenos. O šiandien mūsų tikslas yra parodyti, ką vis dėlto žmonės veikia ir ką galima pamatyti šitame Antverpeno mieste, kuriame žmonės kalba olandiškai, o pavažiavo 70 km į apačią, Briuselį kalba prancūziškai. Patekom į pačią aukščiausią, vieną iš aukščiausių pastatų Antverpene, apžvalgos panoramos pastatą. Ir atsiveria tikrai labai puikus vaizdai. Ten pats senamiestis, keletas bažnyčių. Nueisim pasižiūrėti, kokia upė, kokia pramonė. Tikrai nuostabu ir, sakyčiau, verta apsilankyti šitoj panoramai. Taip, kad nepraleiskit progos, draugai. Už mano nugaros matosi didžiulis pramoninis rajonas. Aišku, Antverpenui tikrai yra dar kur pasistengti iki Klaipėdos, bet, kaip sakant, gyveni ir mokais. Už mano nugaros stovi statula pastatyta žmonėms, kurie pirmą kartą atplaukė su laivu į Antverpeną iš Lietuvos. Ir tai buvo kapitonė Daiva, kilusi iš Žagarės, ir Artūras iš Klaipėdos. Jų garbei yra pastatytas šitas statula. Kiekviename aukšte leidžiantis ir pakylant yra įvairiausių žmonių portretai. Užėjome šitame pastate į vieną iš muziejų, kuris yra nemokamas, bet kiekviename aukšte yra muziejus, kurį galite aplankyti. Čia yra mergaitė, kuri gaudo akimis. Pažiūrėkit, ar jinai nežiūri jūs. Pati geriausia dovana tai ąsotis. Kokia faina paroda. Tikrai skirta visiems, ir mažiems, ir dideliems. Tai ką, mes randamės prie bažnyčios, kur yra skirta krikščionims. Prieš daugelį metų, kai tik pastatė bažnyčią, viršuje matosi auksinis laikrodis. Jisai buvo žymiai žemiau, bet vieną naktį 10 čigonų bandė pavogti laikrodį. Galvojo, kad jis auksinis, bet jis nėra auksinis. Bet vis dėlto jį pakėlė aukščiau, tam, kad čigonai vis dėlto nebevogtų to laikrodžio. O bažnyčia tikrai nuostabi, tikrai. Matosi, kad dirbo blaivus ir tikrai išsilavinę žmonės. Kokie šuniukai. Mes randamės pagrindiniai Antverpeno aikštėj, kurioje šitoje pusėje puikuojasi tikrai nuostabūs ir įspūdingi pastatai, kurie jau nuo senatvės turėtų būti kaip ir nugriauti, bet kadangi žmonės lankosi ir neša biznį, tai vis dėlto stovi. Apačioje randasi barai ir tikrai skanus alus. Šita skulptūra nesimbolizuoja nieko, tiesiog rado ir ją pastatė, nes neturėjo kur kitur padėti. O visa šita aikštė yra skirta tam, kad būtų kur daryti gėjų paradus ir
ir kitas šventes nesusijusias su belgiško kultūra. Tai štai mes suradome belgišką šokolado parduotuvę. Kaip jau žinote, belgai garsėja ne tik alumi, bet ir narkotikais. Na, kažkokioje vietoje vis dėlto yra ir šokoladas. Pabandykim pažiūrėti, ką mums čia jie pasiūlė. Tokį gražų įpakavimą. Iš karto vietoje ir paragausim. Galėsime parašyti atsiliepimą arba rekomenduoti jums. Labai tvirtai uždaryta, užkonservuota, kad neprieitų turbūt oro ar neįlystų kokios žiurkės. Na čia nežinosiu. Tai va, imam šitą kukuriuzničką. Gerai, einu atsisėsiu kaip tikras belgas. Tikrai labai skanu. Skanaus visiems, labai skanu. Užeikit, nusipirkit. Tikrai skanus šokoladiukas. Primena kaip snikerį. Už tos 2 gabalėlius sumokėjau 7 eurus. Dabar jūs man perviskit, kad gal gražinkit už šitų, nes aš čia dėl jūsų valgau. Štai taip atrodo pagrindinė Basanavičiaus gatvė Antverpene. Vien parduotuvės aplinkui ir žmonės šeštadienį eina prekintis. Nes jie turi pinigų, jie belgai, ar prancūzai, ar vokiečiai, ar olandai, nesuprasi iš tikrųjų. Pasigrožėkite, kokia kultūrų įvairovė. Ir kuris yra belgas. Ar radot nors vieną belgą? Čia gal Belgija? Ne. Gal šitos 2 belgės? Čia Belgija. Labas, Belgija. Apsauginis tikriausiai pagavo moterį vagiant. Atsivijo iki pačia. Veiksta veiksmas. Turbūt iš prabangios parduotuvės pabandė apsivogti ir žiūrėkit, kokia žmonių minė jau žiūri, stebi situaciją. Prašo pagalbos. Ir jisai bando ją sulaikyti. Šita moteris vis dar bando padėti, bet dabar dar vienas vyras atėjo į pagalbą, kad jinai nepabėgtų. O vyriškis vis dar bando iškviesti policiją. Gal jisai paprašė savo kolegą, kad jisai padėtų. Pažiūrėkit, kas vyksta, pažiūrėkit. Kokia žmonių gauja žiūri. Čia toks dalykas retai būna, bet kad visi nepagauti, kad čia pagauta jau. Štai ir pasirodė pareigūnai.
Ir toj situacija bus sutvarkyta. O, labas, tikrai gerai užstoju veidą. Taip, atspėkit, kur mes dabar randamėse. Kur? Pagrinde renkasi visi čigonai, vagys, subagai, bomžai, narkomanai, prašytojai, kišenvagiai, prostitutės ir visi kiti. Geležinkelio traukinių statys! Taip, biški pasivaikštom, atkreipkite dėmesį, pasukinėkite kamerą, pasižiūrėkite, kokių žmonių yra ir iš karto kaip jie reaguoja į mus ir kaip jau norėtų vieną kitą eurą iš mano kišenės ištraukti. Mato kaip potencialų klientą. Pasižiūrėkit, va, čigonės, netgi fotografuojas. Ne, nu čia gal indės, atsiprašau. Bet kaip visais amžiais. Visada buvo ir bus pilna visokių žmonių, kurie šlaistosi tiesiog nežinia dėl ko aplink tą stotį ir bando užsidirbti keletą pinigėlių pragyvenimui. Beep, beep. Thank you. Kas čia per žmonės? Klausimėlis. Čia vadinasi Antverpeno alaus darykla. Įpylė mums po vieną alūčio. Tai va, ir vairuotojai eina į turą. Alaus rankose jie. Jo. Tai su alum. Ir pačiam neleidžia be alaus. Skenuot reiks alum, prikiši alų ir žiūrėk, kiek ilgai vartai veikia. Spėsiu alų pasiimti ir dar pereiti. Goeiedag, ik ben Sven de Kleermaker, brouwmeester bij Stadsbrouwerij de Koning. Paas bij ons sinds lang met enige echte behoorlijke gebrouwen. Onze brouwzaal heeft een capaciteit van 120.000 Imt France. Tai va, vis dar lankomės Antverpeno Deknika alaus gamyklai. Vibracija eina per subinį. Aha. Tai reiškia, tu alų veži. Čia galima, op, alučio, oba! Už... Tai bus matyt, kad alaus. Ne, duok 5 centų, atsigersim alaus. Yra? Jo. Ieškosim. Čia pilsim ir gersim pastoviai. Tai reikia centą. Čia bėgsi į apačią. Pažiūrėsim, gal turiu dar. Čia reikia įmesti monetą. Mums davė po vieną dar monetą, galėsim atsigerti. O kitas monetas netinka? Aš nežinau, tinka, bet turbūt ta moneta, kur mūsų moneta yra. Mes tą 20 pilsim. Nichuja, не наебёшь. 50 mes. 50 iškos. Tuoj lausim. Nėra? Ragas čia tada. Tada, tada eisim kitą. Ne, eurą tada, veisk eurą. Paleisim čia, pamatysi tą čia. Atidavau bomžų. Nu gerai, einam toliau žiūrėti. Hij heeft mij de brouwerij niet verkocht. Nee, ik heb de brouwerij aan u toevertrouwd. En Michel, je weet wat je maar beloofd hebt, hè? Zeker weten we wat is. Goed voor het personeel zorgen en vooral goed bier blijven brouwen. Giuseppina de Konik. Met plezier. O tas alus yra de Konik. O, mannetjes, dat kost O, koks senas alus.
Kas čia yra, pareina, alaus pareina. Davai. Mevrouw en heren, gezondheid. Aan tijd, kies het op kopje. Bagertas. Van de Bogart. Van Bauer. Nog altijd even perfect. Траве сидел кузнечик, траве сидел кузнечик, зелененький он был. Pradėjo pats groti. О, reikia video. Bravo, bravissimo. Jūs išvaro mumis? O, apie kozę. X-Filai. Va, metai pradėti, va. Dar toliau. 1845. Viskas automatizuota. Važiėjom į alaus daryklą, gavom 2 žetonus. Vieną alaus įpylė, o tas, kur įpylė, kelių buvo 5 laipsnių. 5-2. 5-2. Sakėm, užbaigsim tripą, ateisim į barą, gausim kitą alaus. 8 laipsnių gavom. Gerai, kad nedidelį. Nemokamai. Tai va, kaip tikras Jo, kiek bandžiau užsukti. alaus gamintojas. Gal reikia nors įveis. 8 laipsnių Dekonik, Triple Denver. Bet dar neprijungiu. Ryte. Aš bijau da paragau. Volia, Nu jau taip švelniai buvo gerai. volia. Užstrigo, va neintris. Bet 8 man tai nesiūs, koks skonus, eina. Gerai, žiūrėk serialą. Paskui pasakysiu. Taip, šitą reportažą baigsime tuom, kad noriu pasakyti, kad šitas judėjimas ir visi šitie paveikslai ir skulptūros labai primena Klaipėdą. Tai yra tiesiog nuostabu, kai šitiek daug veiksmo ir veiklų viename mieste, centre atsiranda visiems žmonėm ir mažiem ir dideliem. Ir manau, reikėtų prenumeruoti, tapti kontribį ir laukti sekančių video, nes tikrai mes darom labai gerai.